Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, vėl pasiėmiau tas keistasias savo kortas, jos labai gražios, bet iš abiejų pusių yra po paveiksliuką. Tai va, todėl, žiūrėkit, kaip aš čia dabar jas vis dar pamaišau, jeigu jum jau čia parodžiau, ir dabar žiūrėkit, kaip aš trauksiu, tikrai nematau, ką traukiu. O jau dabar, kai padėjau, tai jau mato visi. Bet jau kas įsitrino, riebiai įsitraukti labai puiku, gerai, tegul būna. Bet ir dar ką nors. Taip. Įsirinkti labai lengva. Jūs jau matot paveikslėlį, kuris jums patinka, tą ir imkit. Ir čia yra, pirmam variantui, tai iškeliavimo korta, tai kelionės korta, bet tai gali būti ir kelionės mintimis nurodymas. Kai jūs imat, apsidairot ir žiūrit, kad šitoj patalpoj, šitoj vietoj jūs jau protingiausia. Arba protingiausias, arba protingiausia. Ir jau čia jūs nieko negalit daugiau pasiimti. Jau viską, ką jūs norėjot, čia gavot. Ir dabar jūs norit atsidurti kitoj vietoj, kur dar informacija neišsemta. Tai va, imat valtį, valtininką. Ir keliaujat ten pasižiūrėti kitokių dalykų. Neštis taurę turbūt labai naudinga greičiausiai. Ir nesvarbu, ką jūs nešatės. Jeigu jūs jau norit iškeliauti į kitą vietą, vadinasi, toj vietoj, kur jūs esat, jau jums ne tai, kad nepatinka, bet truputėlį gal nusibodo, gal jūs jau čia viską išnagrinėjot. Aš nebūtinai apie patalpą. Aš apie esmę, apie tai, ką jūs darot, ką jūs pažįstat, ko jūs mokotės, ką jūs veikiat tiesiog. Jeigu jūs jau čia viską nuveikėt, tai drąsiai sėskit į tą valtį ir keliaukit kitur. Gal į kitą kursą, gal į kitą paskaitą, gal į kitą universitetą, gal apskritai į universitetą. Žodžiu, imsit ir keliausit. Ar į kitą veiklą, į kitą kažką, kas jūs džiugina, kas jūs domina. Ir nieko nebijokit. Ta valtis yra saugi. Jinai jūs nuneš puikiausiai ten, kur jūs norit, ir jūs gausit viską, ką jūs norit, puikiausių būdų. Taip, mes čia matom prabangiąją žynę. Žynė yra žynė. Ji visų paslapčių saugotoja ir atskleidėja tada, kai jau ateina laikas tai atskleisti. Ir gali būti, kad rytojum kaip tik bus kažkas atskleista. Kažkokia paslaptis, kažkokia nauja žinia, kažkokia tokia nuojauta. Kai jūs tarytum ir nežinojot kažko ir suprantat, kad žinojot, kad jūs jau tai seniai žinot ir buvot pamiršę, arba tik buvot pamiršę. Ir tai, kad jūs prisiminėt, jūs labai nudžiugina. Jūs galite tiesiog rasti pamestą daiktą. Jūs galite atrasti savo naują intuiciją ir atspėti kažkokias paslaptis. Pajaust naujas vibracijas ir perskaityti kažkieno mintis. Aš neabejoju, kad jums tai patiks. Stebėkit save visą dieną, kiek jūs atradimų naujų padarysit. Bus labai linksma.
jausmų ir emocijų korta. Kai jūsų emocijos kunkuliuoja, kai meilė visur, kai džiaugsmas visur, kai emocijos netelpa, kai emocijos netelpa ir jau veržiasi per kraštus, ir kai jūs apima tokia kūrybinė aistra, ar dar kokia nors aistra, ir jūs visur sutinka tik tai meilę, jums patinka viskas, jūs džiugina viskas, jūs dairotės ir matot, kaip puiku, kaip gražu aplinkui, kaip, tiesiog visa diena džiaugsminga. Jūs visą dieną jausit pasitenkinimą, meilę, įkvėpimą ir žinoma, kad jūs tai džiugins visą dieną. Ir čia super korta. Tai situacija, kai jūs jau laimėjot. Kai jūs nežinau, ką jūs dirbot, ką jūs veikėt, ką jūs sportavot ar kovojot, ar įrodinėjot, ar sprendėt, ar kūrėt, ar rašėt, ar ką tik jūs ten bedarėt, sunkiai susikaupę, o gal ir nesunkiai, bet vis tiek susikaupę. Jūs dabar jau laimėjot ir dabar jūs sveikina ir vainikuoja. Jūs laimėjot tą konkursą, jūs laimėjot tą mūšį, jūs tai laimėjot. Jūs laimėtojai. Čia matosi, kaip visi džiaugiasi ir kaip jūs visi garbina. Ir pasidžiaukit ir jūs rytoj šito savo laimėjimu. Ir jūs jo neslėpkit, parodykit visiems, tegul pasidžiaugia visi, tegul jūs garbina, tegul jum dainuoja dainas ir himnus, jūs to nusipelnėt, jūs laimėjot ir tai žinoma puiku.